Sveiki visi, kuriuos subūrė projektas Bibliotekos pažangai. Tikiuosi, kad šiandien jūs jau naršėte svetainėje e-senjoras ir radote ten labai naudingų ir įdomių dalykų. Nes man svetainė atrodo padaryta labai paprastai, suprantamai, galima pasižiūrėti čia ne tik mokomosius filmukus, bet ir pabendrauti pokalbių svetainėje, rasti naudingų nuorodų ir taip toliau. Dar noriu pasakyti, kad internetas tai yra ta vieta, kurioje nereikia nei sėti, nei kėti, nei laistyti, nei trešti, o vaisiai jo taip pat yra labai naudingi, nes tai yra pažinimas ir informacija. Šiandieną mes kalbėsimės, kaip apsaugoti lauko ir šiltnamių daržoves nuo ligų ir kenkėjų. Ir kalbėtis mums padės vėlgi Sodininkystės ir daržininkystės instituto moteris, daktarė Elena Survilienė ir daktarė Danguolė Kavaliauskaitė. Viena iš jų pasakos apie piktžoles, o kita apie kenkėjus. Taip pat su jumis bendrausime mes, tai yra aš, Daiva Budrienė, žurnalistė, ir Mindaugas, jaunasis sodininkas. Ko labai sunku patikėti, bet turbūt taip ir yra. Taip, šiaip norėčiau pasiklausti Danguolės. Įvardintas tos žolės, kurios auga darže ir šiltnamyje piktžolėm. Bet jeigu mamytė gamta užaugino tą žolę, tai galbūt jinai kažkam reikalinga? Tiesiog šiaip, iš pradžių nukrypkim nuo temos. Žinoma, labai geras klausimas. Aišku, savaime, kad tos visos žolės jos nėra pačios tiesiog piktos. Tai priklauso nuo to, kur jos auga ir ką jos augdamos kenkia, gal augdamos šalia kitam augančiam kultūriniam augalui, auginamoms daržovėms, nes daržovės augdamas reikalauja tam tikro kiekio vandens, tam tikro apšvietimo, maisto medžiagų tam tikro kiekio, o augdamas greta piktžolės visą tai pasiima. Ir tuo būdu nustekena daržovės, neužauga jos pakankamai, neturi maisto, neturi šviesos, drėgmės užtektinai. Ir tokiu būdu piktžolės, tiksliau tie augalai, tos žolės laukinės augdamos šalia daržovių, kenkia. Ir dėl to taip ir buvo pavadintos piktos žolės, nes jos šitaip kenkdamos, telkdamos daržovės tiesiog sunaikina derlių. Nes daržininkai, augintojai, sodininkai tikrai gerai žino, nes jeigu leisti augti tom piktžolėm, nieko joms nedaryti, nenaikinti jokių būdų, neravėti, jos tikrai visai gali sunaikinti derlių, žiūrint aišku kokią daržovę, bet jeigu, pavyzdžiui, svogūnai ar morkos pasėtos būna iš sėklos, auga ir dygsta jie ilgai, piktžolės daug būna spartesnės, greitesnės, užstelbia visą paviršių ir po to jau nelieka jokių galimybių išdygti morkai ar svogūnai, ką aš šnekėt apie tai, kad užaugtų ta morka ar svogūnas. O kokios tos piktžolės, kaip dar, tarkim, prieš trešiant ar prieš iškasant jas, kurias galima būtų panaudoti ir ką jos žmogui, kokios sveikatos priduoda? Aš tik žinau, kad, tarkim, pienių lapeliai, pienės, kurios purškia visi, ar ne, ir panikuoja, kad va jau išsiskleidė, jau geltonuoja, jau to užneš, pienių lapeliai energijos labai daug suteikia, iš pienių vyną daro. Kokios dar tos žolės, kurias, tarkim, išsirovus šiltnamyje galima ir sunaudoti, ne tik išmesti? Tai čia pačios pagrindinės, pačios kasdienės piktžolės. Taip ir paprasta baltoji balanda, kuri dažniausiai būna, o čia galiu tiesiog ir parodyti dabar iš karto, jeigu matysis. Pirmas viršutinis paveiksliukas, baltoji balanda, kuri šiaip jau yra labiausiai paplitusi vienmetė piktžolė Lietuvos laukuose, daržuose. Jos jauni daigeliai, jauni lapeliai irgi labai tinka kaip ir dilgėlių, kaip ir garšvų, labai tinka pavasarį tiek salotoms, tiek sriuboms. Šitie augalai turi labai daug vitaminų, mineralinių medžiagų, ko labai stinga žmonėms, ypač pavasarį, anksti, kol dar nėra jokių kitų daržovių, sakysim, daržė sode, žalumyninių. Arba, pavyzdžiui, dirvinė čiužutė, apatiniam paveikslėlė, jeigu matysite. Jūs sakot mokslinį pavadinimą, o kaip liaudėje jos vadino? Žinokit, labai įvairiai žmonės vadina, jeigu pamatys čia, kas jas mato, kas susiduria, tai jie ir sugalvoja dažnai žmonės pačių įvairiausių pavadinimų sunku net pasakyti, nes priklauso nuo vietos, kad aš net nežinau, moksliškai vadinasi dirvinė čiužutė. Ir va šitos dirvinės čiužutės sėklos, kur matosi štai šičia jau jos bežydintis viršūnėlė žiedeliai, o ant stiebelių jau sėklų dėžutės ir tose dėžutėse esančios sėklos, jos yra liaudėje ir anksčiau buvo naudojamos dažnai ir dabar dažnai gali būti naudojamos kaip prieskoniai.
Būtent tos sėklos išdžiovintos, sutrupintos mėsos prieskoniai. O dilgėlės, kuriuose yra tiek geležies, kodėl jos tokios piktos ir kaip padaryti jas nusiskinus, kad nereiktų plikyti karštų vandenių, tarkim, nes aš įsivaizduoju, kad karštas vanduo naikina daug labai vitaminų. Girdėjau netgi, kad susuka tą lapą į vidų ir tada valgo. Tiesą sakant, aš į šito klausimą gilintis nesu įsigilinus, aš tai irgi labai paprastai darau, jas tiesiog nuplikau, paprasčiausiai. Nes nemanau, kad labai daug sunaikina plikimas vitaminų ar kažko, daug sunaikina ilgas terminis apdorojimas, ilgai verdant. O greitas tas nuplikimas, aišku, galima galbūt mechaniškai, nes tas dilgėlės piktumas tai yra ant jos lapą esantis dygliukai. Tai galbūt galima mechaniškai truputėlį jas patrinti, pavolioti su pirštinėm ar medžiaga, bet manau, kad nieko baisaus ir nuplikyti tikrai. Na, manau, kad mes jau atsiprašėm tų piktžolių, kurias dabar rausim, purkšim ir gal iš tiesų apie pagrindinės šiltnamio auginamų daržovių ligas, ar ne? Jūs, gerai, prašau. Taip, kaip ir gamtoje taip sukurta, kad kiekvienas gyvas organizmas turi ir savo draugų, ir savo priešą, ir mūsų dėja augalai auginami tiek šiltnamiuose ir tiek lauke daržuose, turi priešų, kaip sakyti, tai ir lygos kenkėjai, pavyzdžiui, šitą paveikslėlį, jeigu pritrauktumėt ir pasižiūrėtumėt, visi infekcijos patekimo keliai į šiltnamį. Kaip matote, visos atviros landos, atviri langai, durys, pėdos žmonių, reiškia, mes galime savo šiukšlės arti šiltnamio, kurios nesutvarkytos, irgi yra šaltinis žalingų organizmų patekti į šiltnamį ir susargdinti tuos augalus. Ne tik tai susargdinti, bet ir kenkėjų taip pat papuola. Pagrindiniai kenkėjai šiltnamio daržovėse visgi yra. Nėra labai jų daug, bet išskirčiau tokius, tai yra erkės, baltasparniai, tripsai ir dar kitam paveikslėlėje minamosios, kaip jų atrodo pažeidimai, išraityti tokie vingiuoti takeliai. O jeigu nuo pusę dar atsuktumėt, kasgi tie juodieji agurkus panašus žemiau? Čia yra agurkai. Tripsai panašiai kaip ir erkės, iščiulpia lapus ir lapai, kaip viršutiniam paveikslėlėje gali pamatyti, įgauna tokią vaizdą. Margi pasidaro, bet jokių būdų ne kiaurie. Kai kada žmonės sako, mano lapus kažkas tai ten griaužia, gal tai erkės. Ne, erkės ir tripsai, baltasparniai, dar amarai, jie tik tai čiulpia augalo sultis ir padaro tokius margumus ant lapo. O tai tie agurkai susisuka? O agurkai šitie mažiukai, reiškia, kai buvo tik tai užuomazgos, tuo metu tripsas galėjo būtent pačiulpti tą vietą ir būtent tokie deformuoti agurkai ir užauga. Bet jie kenksmingi? Šiaip tai gali, jeigu nepagelbėti augalui, tai gali ypatingai erkės ir baltasparniai, tai gali visiškai sunaikinti mūsų tą augalą ir jisai nieko mums neduos gero. Bet ar tą agurką galima valgyti? Aišku, kad galima. Yra baisiau suvalgyti agurką galbūt su chemikalais nupurkštą neteisingai ir nelaiku, negu kad tokį susuktą. Aišku, kad galima. Po to šiltnamiuose dažna problema yra, ypatingai, kada mes auginame žemėje, kaip mes sakome, grunte, tai yra pašaknių ir šaknų puviniai. Praeitose laidose kolegės labai gražiai kalbėjo apie tai, kaip užsiauginti labai gražų, sveiką, tvirtą daigą. Ir kaip sodinti būtent agurkų daigus sodinti į šiltnamį, nesuspausti, ne per daug giliai įkišti. Šitoj su rodiklė matosi pažeistas agurko daigas šaknų puvinių. Matote, kokios yra rudos dėmės formuojasi. Čia yra puvinio dėmės. Bet jeigu atkreiptume dėmesį, viršuje tokios baltos karputės ant stiebo. Čia šitoje vietoje agurkas, reiškia tas daigas, rodo norą dar gyventi. Ir jeigu mes šiuo metu tokį augalą pamatę, pagelbėtumėm jam, mes tikrai tą augalą galime išgelbėti. O ką reikėtų daryti? Reikėtų jį palieti su fungicitiniu tirpalu. Šiuo metu aš parekomenduočiau, jis ir yra registruotas, tai yra Previkuras, daržininkai tikrai žino šitą preparatą. Reikėtų daigatą palaistyti Previkuro tirpalu, o po to dar pamulčiuoti, pridėti, reiškia, kompostų arba durpių, kad ta viršutinė vieta, kur tos baltos karputės matosi, čia leis šaknis
ir jūsų augalas gali gyvuoti. Tai vad reiškia palysti, pasižiūrėti ir tokio dalyko nėra? Ne tai, kad palysti, jisai tiesiog, kai kada augalas ir parodo, vat šalia paveiksliukas, čia reiškia, kada va daigas buvo, sakykime, ne visai sveikas pasodintas, arba sekantis paveiksliukas šalia. Vat kai vystantis augalai tai ir yra pirmas požymis, kad augalo šaknyse kažkas negero vyksta. Vat būtent, ar tai būtų šaknų puvinys, ar tai va ta diegavertė vadinama, kai dar daigas, dar jaunas augalas, mes tą lygą vadiname diegavertė, o kai jau suaugęs augalas jau turėtų derėti, jau yra vadinama ta lyga šaknų puvinių arba vytulys. Pone Elena, aš gal sakyčiau, supažindinam su tais pagrindiniais dalykais ir dar sugrįšim prie piktžolių, nes mes piktžolių tik atsiprašym ir dar apie jas nekalbėjom. Tai dar parodom, kas dar yra ir po to kaip su to kovoti. Vat mes tiesiog prabėkime dabar pagrindinės ligas, kurios vat šiltnamiuose. Jau tikrai yra pasodinti ir pomidorai šiltnamiuose ir man atrodo bus tokių klausimų, kaipgi juos apsaugoti nuo maro. Maras yra pagrindinė pomidorų liga. Jinai sunaikina visą antžeminę augalo dalį, tai yra lapus ir kas gaila vaisius, jau reiškia pati baisiausia liga. Pati baisiausia liga. Ir sakykime, visi apsaugos tos priemonės, cheminiai preparatai, būtent yra daugiausiai ir skirti su maru sukovoti. Bet jie turi, aišku, poveikį ir kitoms lygoms. Dar nekalbėkime apie tai. Gerai, nekalbėkime. Dar kitos lygos yra stiebo puviniai. Stiebo puviniai, kurios sukelia tokie du grybai pagrinde, tai yra sklerotinija ir botritis, kekerinis puvinys. Sklerotinė panašu ir žmogaus sklerozė, ar ne? Panašu, ar ne? Nu galima, dažnai toks klausimas būdavo. Bet iš tiesų šitie grybai įsitaiso stiebo viduje ir jį supūdo. Ir kada, reiškia, stiebe yra jau ta liga, stiebas nebeatlieka tų pagrindinių savo pagrindinės rolės, kad juk stiebų tai eina visos maisto medžiagos, vanduo, maisto medžiagos ir augalas nunyksta. Po to pomidoruose yra kita liga, tarp kitko labai galima išvengti tos rudosios vadinamos dėmėtligės, vat šalia paveiksliukas yra, ant lapo atsiranda šviesios, viršutinėje lapo pusėje tos dėmelės yra šviesiai gelsvos, o apatinėje lapo pusėje galima pamatyti tokį rudos spalvos apnašas. Tai čia yra rudoji dėmėtligė. Nuo šios ligos, tokių, kad būtų labai efektyvių chemikalų tikrai nėra, o reikėtų pirkti pomidorus, kurie yra atsparų šitai lygai. Dar nepasakau. Dar nepasakau. Gerai. Aha, tai dabar jau praėjom visas. Čia pomidorus tik praėjome. Dabar dar yra agurkai. Irgi pagrindinė auginama daržovė šiltnamiuose, agurkuose. Tai yra labai jau tokios dažnos lygos, yra alternariozė arba dėmėtligė. O koks sudėtingas pavadinimas? Tarp kitko, šitie pavadinimai dažniausiai yra kilę nuo pačio grybo pavadinimo. Visas tas ligas, reikėtų ir pasakyti, visas tas ligas sukelia patogeniniai grybai ir bakterijos, tai yra organizmai mikroskopiniai. Mes savo plika akimi jų nematome, mes tik tai matome jų padarinius, tos simptomus, požymius. Ir šalia ta sklerotinija yra sklerotinis puvinys, labai dažnas. Tarp kitko, sklerotinis ir kekerinis puvinys, tai būtinai bus šiltnamyje tame, kuriame yra labai vėsu ir daug drėgmės. Prastas vėdinimas. Per tankiai pasodinti augalai, nenugenėti, apie ką praeitose laidose labai gražiai kalbėjau. Ta priežiūra būtent yra reikalinga, kad išvengti teisingą priežiūrą, tarp kitko, užkerta kelią atsirasti visom šitom baisybėm, sakykime. Ir dar apačioje yra miltlygės. Miltlygės, paprastosios tos miltlygės arba tikrosios miltlygės labai atitinka pavadinimas pačios ligos požymius. Lapai visada būna apibarstyti baltom apnašom kaip miltais. Va čia tai yra tikroji miltlygė. O štai yra kita miltlygė, yra netikroji miltlygė. Agurkose yra labai pavojinga liga. Jinai panašiai taip kaip pomidorų maras. Viskas sunaikina, kas yra antžeminė augalo dalį. Praktiškai nelieka lapų. Jeigu augalui lapų nelieka, o tie lapai yra duoti augalui tikrai ne dėl grožio, o dėl to, kad jiem maitintų vaisius. Ir kai nelieka lapų, agurkas nustoja derėti. Augalai nustoja derėti. Tai
Tai vat būtų pagrindinės tokios lygos, aišku, jų yra daugiau. O kaip jums atrodo, to eisim prie klausimų, kaip jums atrodo, kodėl visi šitie kenkėjai nesugraužia piktžolių, ar ne? Juk jos dera, jos nei dėmėtos, nei skylėtos, nerasit dilgėlės kažkokios sukandžiotos, nerasit garšvos kažkokios apgraužtos, jos savo gražiausiai auga. Kodėl va daržovės, ta, ko žmogui norėtųsi ir reiktų, kodėl jie puola šitos dalykus kaip jums? Ar kad nors teko su tokia informacija susidurti? Na tiesiog, kaip, augalai, kaip ir viskas gamtoje, ir augalai, ir gyvūnai yra labai prisitaikę. Prie tų kenkėjų, prie aplinkos visokių pavojingų, nemalonių sąlygų. Taip pat ir piktžolės. Tiksliai konkrečiai dabar net neįmanoma įvardinti. Kai kurioms piktžolėms būna, aišku, ir kenkėjų. Puola jas ir amarai, ir kiti kenkėjai. Tačiau jas puola tam tikroje stadijoje, sakysime, kol jos yra labai jaunos. Arba kai jos turi žiedinstiebius, tada būtent aplimpa amarai, pavyzdžiui, būna ant naktižiedžių stiebelio aplipę. Ir tai, ką jie sukelia, padaro pakenkia tam pačiam augalui. Vis dėlto piktžolės ar tiesiog laukiniai augalai yra labiau prisitaikę tą poveikį nukenksminti. Kai sakysim, vabzdžiai ten auga ar maitinasi kažkokį laikotarpį, tas trunka mėnesį ar 2. Ir laukiniai augalai piktžolės prisitaikę yra ištverti, išgyventi tą laiką. Piktžoliai jos tiesiog savo visus resursus sukaupia, išgyvena, o kai kenkėjai jos palieka, sakysim, ten amarai ar vikšrai, jie užauga, perina į kitas stadijas, jie palieka piktžolės, jie tiesiog savaime atsigauna. Daržovės ar ten sodo augalai, iš kurių mes tikimės derliaus, jie neturi galimybės to daryti, nes jeigu jie tik to užsiimtų, jie nebeturėtų jėgų, kaip sakyt, maisto medžiagų ir energijos užauginti. Imuniteto jie neturi. Ir imuniteto neturi, galima sakyti, atsparumo, bet jeigu jie tai skirtų savo energiją tam, tai jie neužaugintų derliaus tiesiog, kaip ir visi kiti. Tai gal dabar apie tas paplitusias piktžolės. Pristatom, o po to kaip su jomis dirbti. Tai, kaip ir minėjau, pati pagrindinė, čia jau anksčiau rodyta, pati pagrindinė ta prasme, kad yra labiausiai vis dėlto paplitus, pagal tai, kiek jų yra laukuose ir daržuose, yra baltoji balanda. Ir šitos sekančios visos kelios piktžolės dauginasi sėklomis, yra vienmetis augalas. Paprastoji žilė skiriasi tik tuo, kad yra trumpaamžė palyginus su balanda. Ji dygliuota? Ne, jinai nedygliuota, tik lapukai yra taip smulkiai karpyti ir atrodo, kad dygliuota. Jinai nėra dygliuota. Yra nedidelė piktžolytė, 15-20 cm aukščio, daug maž, sakysim, užauga, tačiau auga trumpai, greitai nužydi ir galima sakyti, sudaro daug mažesnį žalą negu kad balanda, kuri gali užaugti net iki 1,5 metro, jeigu ją paliekam augti. Ir jeigu paliekam augti, išbarsto be galo daug sėklų, kas yra blogiausia. Toliau dažnai pasitaiko daržuose. Šičia apačioje yra dirvinė našlaitė, turbūt daug kas tie taip ir nes labai panašiai yra į dekoratyvinę našlaitę. Mažutėlis tokios jo, mažutėliai, gelsvi dažniausiai laukinių našlaičių būna žiedeliai. Paplitusi piktžolė yra tiek daržuose, tiek laukuose. Viršuje yra paveikslėlis smalkinis tvertikas, irgi dažnai pasitaiko daržuose, bet tai yra mažutė piktžolė, jos labai didelės žalos nepadarys, nebent... O pavadinimas didelis, tokios mažos. Tvertikas, didelis atrodo, nebent jų būtų labai daug ir labai tankiai. Dabar dažnai pasitaiko tokia piktžolė viršutiniam paveikslėlį vienmetė miglė. Čia jau yra pagal botaninį skirstimą vienskiltė piktžolė, nes yra skirstomas į porą tokių dėlių stambių grupių piktžolės. Prieš tai buvusios buvo 2 skiltės piktžolės, dabar vienskiltės vienmetė miglė ir apačioje paprastoji rietmenė. Šie piktžolės irgi jos plinta, dauginasi sėklomis, galima sakyti, pagrinde, nors miglė gali ir peržiemoti tokie didžiuliai kerai. Dabar ypatingai daug žalos, ne tai, kad daug žalos, bet labai sunkiai sunaikinamas yra paprastasis varputis. Čia tikrai daugumai yra gerai žinoma piktžolė. Didžiausia blogybė ta, kad dauginasi šakniastiebiais, kurie yra, jų yra labai daug dirvožėme gali būti ir juos susiraitę, susipinę, jų tai paprastai neišrausi, jau reikia dirvą visą perversti ir juos labai išrinkti, o jie yra labai trapus, trupai ir jeigu lieka nors ir mažiausias gabaliukas, vėl augina augliuką. Na ir dar porą piktžolių
Čia jau yra daugiametės piktžolės, šakniastiebinės, dirvinė usnis ir apačioje yra dirvinė pienė, irgi ta pati problema, jos gali žiemoti ir dauginasi šakniastiebiais, o tie šakniastiebiai gali labai giliai dirvoje įsišaknyti ir jos paprastai yra sudėtinga tiesiog ravint išrauti. O lieka šakniastiebiai ir vėl iš karto atželia. Manau, kad mums pats laikas klausimus perskaityti. Siunčia klausimų labai daug, ar Mindaugas jau... Tai galim tada iš karto prie tų piktžolių. Verutė klausia, kaip išnaikinti piktžolę liaudiškai vadinamą amerikonką? Čia greičiausiai turime galvoje galinsogas smulkiažienės, čia gaila, tik aš nesinešiau to paveiksliuko. Tai ir dažnai dabar labai daržuose ir sodose paplitusi piktžolė. Ji tik atrodo, kad sunku ją išnaikinti. Iš tikrųjų, ta piktžolė plinta sėklomis, yra vienmetis augalas ir kas metai jinai nušala ir iš naujo išaugantis daigeliai ir piktžolės yra iš sėklų išaugantis. Todėl svarbiausia neleisti sudygusioms galinsogoms, neleisti pražysti. Nes jeigu ir pražydusią jau ją išrauni, jinai vis tiek turi tokią savybę, būtent galinsogą, kad net tie žiedeliai atrodo dar tik žydi, nėra tų sėklų nesubrandinę. Jie išrauti, sugeba subrandinti tas sėklas, išbarstyti ir tos sėklos būna kitais metais daigios, o tuose smulkiuose, atrodo, baltuose žiedeliuose jų turėtų nedaug būti, bet jų yra labai daug. Galinsoga vieną augalą gali užauginti iki keliasdešimt tūkstančių sėklų. Todėl svarbiausia yra neleisti joms pražysti. Svarbiausia jas mechaniškai ar cheminiu būdu sunaikinti iki tol, kol jos pradeda žydėti. Tokiu būdu po truputėlį kas metai, neleidžiant joms žydėti ir platinti sėklų, jų turėtų sumažėti pačių sėklų dirvoje ir tuo pačiu sumažėti pačių daigelių. Iš Salų bibliotekos gavome, o gal Salų reikėtų kirčiuoti klausimą ir rašo, laba diena, jūs trukdo Rasa. Tai aš noriu pasakyti, kad jūs tikrai nieko netrukdot, mes tam čia ir sėdim, kad atsakytume visus jūsų klausimus, o klausimas yra toksai, kaip išnaikinti grambolio lervas, jos pažeidė braškių kirus, sunaikino ridikėlių derlių, išrinkti jau bandžiau, matyt, liko. Tai čia tikriausiai... Gal parodykim, kaip tas grambolys atrodo. Aha, mes turime, panašiai čia yra. Čia yra ir grambolio lervos, ir kartu sprakščio lervos. Nerandame. Viršuje yra sprakščio lervos ir grambolio lervos. Tai yra polifaginiai kenkėjai, kitaip sakant, visaėdžiai kenkėjai. Jie gyvena žemėje ir griaužia viską, kas savo kelyje. Iš tikrųjų, nelabai nesimpatiškai jie atrodo, ar ne? Nu, dėl grožio, sakoma, nesikeičia. Gal kaip... Vienas dalykas, kas yra svarbu, tiek sprakščio lervos, tiek grambolio lervos, jos dirvoje gyvena iki 3-4 metų, tol kol suaugsta. Tai tarkim, jeigu atverti dirvą, jas gali pamatyti, taip, gali pamatyti. O žiemoja labai giliai, taip kad šita žalta žiema tikrai jų nesunaikino, nors norėtųsi tikėti, kad po tokios rūšios šaltos žiemos galbūt dalis kenkėjų ir žuvo. Bet jie tikrai peržiemot sąlygas turi geras, nes jie labai giliai būna įsirausia. Ir visada jo, ypatingai grambolio lervos braškės, tai reiškia, yra tos kultūros, tie augalai, kurie daugiamečiai, ilgus metus šalia. Ir skanios ir gramboliams. Ir jos įsitaiso. Ne, jie pačių uogų gal nelabai ėda, bet būtent, kad šaknis pagraužia. Būtų gerai purenti tas dirvas laikas nuo laiko, o visgi braškiams vieta visą laiką turi būti keičiama. Man atrodo, bus braškių specialistas ir paaiškins. Vis tiek yra naujai įrengiami plotai ir taip reikia nuo jų apsisaugoti. O šiaip pasėmus pincetą išrankiot nėra turbūt... Oi, galima, žinote, yra tokių dalykų, net kada šiltnamį pasistato labai trašioj geroj vietoje ir neįsitikino, kasgi toj dirvoje gyveno. Ir paskui prirenka pusę kibiro šitokių grambolių lervų. Čia tik tai mechaniniai. Nes, sakykime, gal yra ir cheminių preparatų, bet jie yra labai, sakykime, žalingi ir aplinkai labai nuodingi ir todėl Lietuvoje jų nėra registruotų, kad naudot būtų galima. Persodinus į šiltnamį porų daigus, apatiniai lapeliai kiek pagelto, tačiau augalas išaugino jau ir naujus gražius žalius lapelius. Ar tai natūralus procesas, ar augalui kažkas negerai?
Gali būti persodinimo metu, matyt, toksai pasikeitė aplinka, bet man atrodo, porų daigai jie paskui bus sodinami į lauką. Čia tik tai tam tikram laikė jie auga šiltnami, kaip ir kitų daržovių daigai, ir paskui sodinami į lauką ir, man atrodo, viskas pasitaisys. Tikrai čia galėjo tokia būti dėl aplinkos poveikio. Įdomus klausimas, kaip užsiauginti astrų, jau kelinti metai pradeda vysti? Astrai. Ar jie augina juos dabar, toks nėra labai konkretus klausimas. Šiaip tai yra gėlės. Gal reikia liet paprasčiausiai, pamiršo palėt? Man atrodo, kad šiaip tai ar jie daugiau gal čia daigais augina, ar kaip. Kaip kovoti su kurmiais? Aš manau, kad tai yra ilga kalba, taip? Oi, kurmiai yra labai normaliai, konkreti kalba su kurmiais gali būti. Sakyčiau, bet kurmiams kovoti su jais tai yra dviejų rūšių priemonės. Vienos yra atbaidančios, o kitos yra naikinančios. Atbaidančios priemonės bus tos, kurios reiškia atbaido. Ir sąžinė rami, kad gyvūnėlis gyvas. Kaip sąžinė, jūs nuvarysite į kaimyno daržą, taip, galbūt kaimynas į jūsų daržą atvarė tos kurmius. Kurmiai yra akli gyvūnai, neregiai, todėl jie labai yra jautrus garso vibracijai. Ir visos atbaidančios praktiškai priemonės, ar pačių pagamintos, padarytos, arba netgi yra pagamintos, kaip pasakyti, fabrikinės jau tokios, tai visos yra ir paremtos būtent garso vibracija. Reiškia, jie bijo malūnėliai gerai labai. Į kur meras jūs tautyti? Į landas, į žemės, reiškia, daro netgi tokius plastikinius butelius, nupjauna, pamauna ant strypų, įsmeigtų į žemę, skardinės tas, bet jos nelabai gal puošia tą aplinką. Ir netgi įkasa butelius, sakykime, siaurų kaklelių gulščiai, kad, reiškia, vėjas kada pučia, tik tai lieka tas kaklelis. Ir lyg tai pučia ir švilpimas gaunasi, irgi atbaido tos kurmius. O naikinančios pasirodo katės yra tam tikrų veislių galbūt, kurios pagauna kurmius. Jie lyg tai kaip ir telės. Ir yra preparatai, galite juos rasti, sakykime, sodo daržo reikmenų parduotuvėse. Ten yra vairios granulės, yra pastylės, grūdai, spastai, tarp kitko, yra specialūs, irgi galima rasti, pirkti. Esu pati mačiusi mūgėse, kada yra pavasarį, rudenį mūgės, sodininkams, daržininkams rengiamus. Ten yra žmonės, kurie moka gaminti tos spastus ir su tais spastais irgi galima pagauti tos kurmius. O kaip jūs vertinat tokią priemonę, kai žmonės, teko man matyti, mašina prisivaro arčiau pievos, užmaunant išmetimo vamzdžio šlangą, pavadinkim, nežinau, kaip žarna gal turbūt vadinasi. Ir išmetamom tom dujom taip naikina. Dujų kamera, karas. Dujų kamera. Kurmis yra didelis gyvūnas, palyginus su kitais gyvūnais, kurie gali gyventi toje žemėje. Tarp kitko, žemėje ne vien tik tai tie parazitai gyvena, bet yra aibė gerų mums reikalingų dirvodaros procesui, tokių mikroorganizmų reikalingų. Man atrodo, mes daugiau padarome žalos negu naudos tokiu atveju. O kurmis ką gero duoda? Kurmis, pavyzdžiui, labai gerai kurklius sugaudo. O kurkliai ką pas mus graužia? Irgi viską graužia. Kurklius apskritai vadina kaip sekatorius, netgi buvo toks parašymas, sako, požeminis sekatorius, ta prasme irgi eina savo keli karanda, viską suėda. Bet pats natūraliausias kurklio priešas tai yra kurmis, bet kurmis vėlgi negerai mums. Jeigu pieva, tai jis išakėja. Jo, išakėja. Šiaip jisai sakoma, jeigu tu ten ir visokius tokių atbaidančių priemonių ten įkasi, tai jisai reiškia eis aplinkui ir dar vieną landą padarys. Aš manyčiau, kad geriausiai būtų pasinaudoti tą garso vibraciją ir juos taip atbaidyti. Ar tiesa, kad kurmiai nemėgsta pinių? Kurmiai nemėgsta, žinot, kokių augalų, margutės, šermukšnių šakelių, serenčio, tagėtės ir raudonosios balandos. Tokius aštrus kvapai, kur ar ne? Aha. Pupų nemėgsta. Skaitosi daržą galima pupom apsodinti, irgi kurmis neipatingai mėgsta tą augalą. Kaip pupų tvorelę pasidaryti. Galima pasidaryti.
Įdomus toks būdas išvengti kurmio. Ir pupo šiaip tai yra labai geras augalas, daržovė gera. Būtent. Skambelis. Dviguba nauda. Prie alaus labai mėgsta vyrai. Tai jeigu mes jau pradėjom su tais kenkėjais, tai gal labai daug sulaukiam klausimų apie skrusdėlės. Žinom, kad skrusdėlės nėra tik kenkėjai, bet dauguma nori juos išvyti skrusdėlės iš daržų ir sodų. Tai kaipgi išnaikinti tas skrusdėlės, jeigu jos labai kenkia? Šiaip, aš tai manyčiau taip, jeigu skrusdėlė, tai gal 5%, sakyčiau, kad kenkėjas. Skrusdėlė kenkėjas tada, kada jisai po namus jau vaikšto. Po jūsų spintelę, sako, tada įkirus. Bet jos ateina trumpam. Trumpam, bet jau savo takus žino, jūs ateina, pasimaitina, išeina. Skrusdėlinas, jeigu skrusdėlinas padarytas galbūt sodo gale. O iš šiltnamį? Jeigu jau šiltnamį yra prastai, jeigu jau daržo lysvėje yra irgi prastai, yra blogai, tada jau jos trukdo. Reikia stengtis tą padaryti taip, kad tos skrusdėlės suprastų, kad ne čia darykite tą skrusdėliną. Reikia mechaniškai jį ardyti, kasti giliai, tuos perus išmesti, galima karštų vandenį užpilti. Jos tikrai tada išsinežnės. Karštų vandenį, jeigu nepurkštų. Tikrai išsinežnės ir pasidarys galbūt skrusdėliną atokesnėje vietoje. O kaip kitos priemonės? Mes barstydavom druską. Kai kurie beria kavos tirščius. Kavos tirščiai skaitosi, kaip reiškia, ant tų skrusdėlių takų. Jos nepatinka ta kava ir jos tada nedarys čia taką, bet darys kitur taką. Ateis. Jos tokios yra atbaidančios daugiau priemonės. Suprantu. Druska irgi taip pat. Ar nelaikas pažaisti žaidimą? Taip, galim pasinaudoti tada tą pertraukėlės progą ir parodyti turbūt, kaip paprasta dalyvauti Tūkstantmečio senjoro 3 žaidime. Tai jeigu operatorius Tomas mums padės, matote savo naršyklės lange svetainę www.esenjoras.lt. Suvedę tokį adresą iš karto atsivers šį svetainę, kurią matote ekrane. Ir norėdami dalyvauti konkurse, puslapio apačioje rasite aprašymą Tūkstantmečio senjoras. Tai mes šiuo metu žaidžiame jau 3 kartą ir renkame gudriausius ir išmaniausius senjorus. Tai paspaudus nuorodą pradėkite testą, galėsite paskaityti taisyklės, apie ką bus klausimai maždaug. Ir noriu padrasinti visus bibliotekų lankytojus, tiek pat bibliotekininkus, kad jie padėtų užsiregistruoti to nemokatiems padaryti senjorams ir padėtų jiems laimėti nuostabius prizus. Klausimai yra labai paprasti, nuo tokių kaip pasėjus agurkų sėklas, jos sudygs po kiek dienų ir panašus. Čia sudėtingas, gal reikia padėti, po kiek dienų sudygsta agurkų sėklos, kas žinot? Priklausomai nuo to, kokia šiluma, kokia drėgmė, bet gali sudygti jo ir greitai, jeigu visko yra optimaliai. Tai pasižymėme tada mūsų manimo teisingą atsakymo variantą ir spaudžiame kitas klausimas. Pabandom tada gal dar vieną klausimėlį. Tai kurios daržovės yra labiausiai jautrios dirvos reakcijai, rūgštingumui? Ir matome variantus, tam tikras grupės daržovių, tai galbūt padėtumėte mums atsakyti į šitą klausimą. O kad dirva rūgšti reikia paragauti, ar kaip iš ko žinot? Kai kurie augalai parodo, kad dirva yra rūgštėja. Man atrodo, asiūklė auga rūgštis. Asiūkliai, samanos, tokie būtent rodo, kad dirva yra rūgšti. Aha. Tai ar burokėliai, česnakai, kopūstai, salotos, svogūnai? O šitie. Tikrai šitie? Pagal mano specialybę, tai tikrai šitie. Visos daržovės nemėgsta rūgščios. Tarp kitko, parodysiu, kada yra per daug rūgšti dirva. Jau galim parodyti. Galim parodyti, apatinis paveikslas, kada yra per daug rūgšti dirva. Kopūstinės daržovės susirga šaknų gumbo. Vietoj šaknų gražių formuojasi gumbeliai. Čia ne ridikėliai kokie nors, bet būtent kopūsto daigas dėl rūgščios dirvos, kadangi rūgščiojose dirvose pradeda plysti labai šaknų gumbo sukėlėjas. Plasmodiofora. Tai gal dar sugrįžtam į žaidimą pasižiūrim. Ar mes gausime prizus? Tai tiesiog gal paraginsiu visus senjorus ir sodo mylėtojus bandyti spręsti tą testą ir laimėti prizus. O gal galima bent numanyti, kokie tie prizai?
Tai mes kol kas laikome paslaptyje, bet prizai bus tikrai labai naudingi. Mes pirmojose 1000-mečio senjoro konkurse lošėme radijas, labai gražias ir galingas. Radioaparatus. Jo, radioaparatus jau būtent. Kurį gali išsinešti į šiltnamį, darže pasistatyti. Darže pasistatyti, žinoma, gana garsiai veikia ir gerai. Antro 1000-mečio senjoro metu mes lošėme puodelių rinkinėlius. Ir trečią kol kas paliksim paslaptį, bet prizai tikrai bus malonus ir vertingi. Tai laukiame visų norinčių dalyvauti. Taip pat pasinaudodamas progą norėčiau paminėti, kad jeigu jūs praleidote prieš tai buvusias transliacijas, taip pat apie kenkėjus, apie šiltnamį ir sodo daržą, jūs galite rasti pokalbių įrašus taip pat šioje svetainėje senjoras.lt, paspaudę nuorodą pokalbių svetainė. Tiek rasite visų praėjusių popiečių klausimus ir atsakymus raštu, tiek mūsų susitikimų įrašus. Tai naudokitės progą, taip pat bibliotekomis ir jų nemokamų internetu ir galite rasti čia daugybę atsakymų į savo rūpimus klausimus. Man dar būtų įdomu sugrįžti prie piktžolių. Naikinimo būdai. Aš žinau tik vieną. Man tai mama sakydavo ravėti ir dar kartą ravėti ir netingėti ir vos tik išdygo išrauti, o gal yra dar kažkokių kitokių būdų? Taip, jūsų mama buvo labai teisi. Čia yra pats toks kaip prieinamiausias galbūt daugam būdų, ekologiškiausias, kas dabar yra labai pageidautina šiom dienom. Aišku, yra ir kitokių būdų. Yra cheminis būdas, kuris jau visiškai priešingas šitam ekologiniam būdui, tai yra tam tikri preparatai, kurie vadinami herbicidais, jie naikina piktžoles. Ir yra tokių preparatų, kurie yra leisni ir registruoti naudoti Lietuvoje ir individualiems augintojams, tai reiškia tiesiog savo sode darže. Bet daugumo iš jų tai yra įvairių pavadinimų, bet vis dėlto veikli medžiaga yra viena, glifosatas, ir jis yra herbicidas vadinamas visuotinai naikinantis. Jis naikina viską, kas žalia. Todėl tokį herbicidą galima naudoti tik tai jau rudenį arba anksti pavasarį, sakysim, prieš sėją ar sodinimą bulvių ar morkų ar svogūnų. 5 dienos jau mažiausiai likus 5 dienoms iki sėjos ar sodinimo, jeigu yra toje dirvoje piktžolių, jeigu yra jos jau 10 maždaug centimetrų aukščio, galima nupurkšti tais preparatais. Yra preparatų, kuriais galima purkšti jau pasėtas morkas, sakysim, arba svogūnus. Toks preparatas yra Feniksas, vienas dabar iš naujesnių. Jį galima purkšti po sėjos ir galima nupurkšti dar antras iki, kai jau morkos yra sudygusios 2 lapelių ir piktžolės bedygstančios. Šitas preparatas tikrai efektyviai naikina tokias vienmetės, dviskiltės piktžolės, kaip atminėta buvo, ir balanda, ir ta pati amerikonka jau čia minėta. O pievoje taip pat naikina? Ne, šitas preparatas Feniksas, jis naikina tik darže. Va tie anksčiau mano minėti, kurių veikli medžiaga yra glifosatas, glifomax vadinasi preparatai, dalgis, rodeo ir panašus kiti, tai su jais galima naikinti piktžolės ir pievoje, tačiau jau reikėtų vėl jas išvelgti, kokią norim sunaikinti, o kokią palikti. Ir jau su tuo preparatu ar jo tirpalu reikėtų tiesiog užtepti ant tos piktžolės, kokią nori sunaikinti, kad nesunaikintų tų šalia augančių augalų, kurių jūs nenorite naikinti. Taip, paprasčiausiai teptuku užtepti ant tos piktžolės, kurią naikinat, ir taip visą savo pievelę ar visą savo gėlyną. Tai lengviau išrauti. Taip, žiūrint, kas jums yra patogiau ir kas jums yra lengviau, bet yra ir toks būdas, ir toks būdas. Garšva auga darže? Čia nuo daržininko priklauso. Būna, kad auga ir darže, ir gėlynė. Aišku, garšvos dažniausiai įsiveisia ten, kur auginami yra daugiamečiai augalai. Tai jeigu yra daugiamečių gėlių gėlynas arba braškės auginamos jau ilgesnį laiką toj vietoj ir ta žemė yra mažai judinama, tuomet jau jos įsigali. Žinoma, jeigu tiesiog jų atsiranda, užnešama ar patenka tie šakniai. Dauginasi kvadratiniu lizdiniu būdu. Jo, dauginasi ypatingai smarkiai ir sunku ypatingai išnaikinti ravint tose vietose, kur yra kitų dar augalų, kurių jūs nenorite išversti. Tai va čia galima naudoti tą rondapą. Ta prasme rondapą ar ten kitą kokį nors preparatą, kur yra veikli medžiaga. O jeigu pievai? Tai taip pat. Tiesiog reikia stengtis užtepti tik tai ant tos naikinamos piktžolės. Visą pievą sunaikinsite. Nes jeigu purkšite išties, taip,
labai preciziškas darbas, bet kažin ar būtų lengviau ją ir iškasti iš tos pievos, irgi pieva liktų išknaisyta. Tai gal galite dar pakartoti pavadinimus preparatų? Pavadinimus, čia tiesiog aš galiu keletą tiesiog parodyti, kad žmonės matytų, kaip yra. Štai šičia, pavyzdžiui, šitas preparatas vadinasi dalgis, bet čia dalgis, bet veikli medžiaga šalia glifosatas. Reikėtų tiesiog teirautis parduotuvėse glifosatų. Glifosato preparatų? Taip, dažniausiai žmonės ir pardavėjai būtent žino, apie ką kalba. Yra jų įvairių pavadinimų, kitaip jie vadinasi ir dalgis, ir rodeo, ir taifūnas, ir reiškia, koncentracijos skiriasi, ar ne? Šiek tiek skiriasi koncentracijos, bet pati ta veikli medžiaga veikia visur vienodai. O konkreti instrukcija būna ant kiekvieno pakelio. Nusipirkus labai svarbu yra tiksliai viską perskaityti, išsiaiškinti, suprasti ir tiksliai padaryti. Tada jau rezultatas būtų. Tai pakartosime, būtinai skaitykite instrukcijas ir jų laikykitės. Labai svarbu. Nes dažnai turbūt galima prie to paties ir pademonstruoti, kas atsitinka, kada mes panaudojame ne pagal instrukciją. Bet būtent šiuo atveju yra pakenkti augalai, kada mes panaudojame augalų apsaugos... Bet čia panašu į netikrą miltlygį. Ne, į augalų apsaugos priemonės panaudojame per didelę koncentraciją. Vietoj to, kad, sakykime, apatiniam šitam paveikslėlyje, previkūras toks atrodo nekaltas, geras preparatas, bet jo panaudota 10 kartų didesnė dozė ir augalai buvo palaistyti ir jie šitokiam buvyje išbuvo beveik 3 mėnesius. Ne jie augo, ne jie žuvo, jie kažkaip lyg ir užsikonservavo. O, sakykime, jūs sakot, čia panašu į miltlygę netikrai, bet jūs pasižiūrėkit, kaip matosi, kada buvo purkšta augalai ir kada augalai augdami lapai lapus dengia ir ta pusė, kuri buvo uždengta, jinai liko žalia, o ta, kuri buvo atidengta ir papuolė po to purškimo, po purškalu tuo, jinai apdeginta liko. Arba viršutinėme irgi daigai, reiškia, yra per didelė koncentracija, jie yra pakenkti ir būtent iš tokio šitam paveikslėlėje šalia tokie negražus daigeliai ir paskui iš to negražaus daigelio užaugo šalia paveiksliukas augalas ir jisai liko visą, sakykime, savo gyvenimą toksai garbanotais, puslėtais lapais. Jisai, reiškia, iki kol vegetavo visą laiką turėjo to nuodo savyje per didelę koncentraciją. Tai ką kalbėti tada, kad tai ir vaisiai gali būti nelabai. Kenkia žmogui. Kaip išnaikinti arkliarūgščią? Aš manau, kad arkliarūgštinė lyg vadinasi, ar ne? Jo, yra ir taip vadinama. Ką galima pasakyti? Čia irgi priklauso nuo to, kas jums labiau yra priimtina. Galima naudoti būtent tą glifosatą. Tik tai reikia atkreipdėmėsi, kad glifosatas geriausiai veikia ypač tokias piktžolės arkliarūgščias, kurios turi labai ilgas šaknis, giliai įeinančias. Jis labiau veikia, efektyviau veikia tuomet, kai yra augalas purškiamas ar tepamas intensyviaus augimo laikotarpiu. Pavyzdžiui, dabar pavasarį, kai augalai intensyviai auga, vyksta intensyvūs procesai jų viduje ir tuomet, naudojant glifosatą, jo veiksmingumas būtų pats didžiausias, nes jis veikia pačiame augalo viduje, blokuoja jo visas vidaus procesus ir tuomet augalas žūsta. Bet aišku, jį galima ir bandyti iškasti, bet jau reiktų kasti tiek, kad stengtis pašalinti iš dirvos visas šaknis ir šakniaskenis. O dar yra įvairių nuomonių, kad purkšti reikia iki lietaus. Kiek laiko turi būti iki lietaus, kad tai nukastų? Ne tai, kad nuomonė tai yra labai svarbu, nes jeigu nupurškus palis lietus, tai nuplaus tą herbicidą, jis nebus suspėjęs įsiskverbti į augalo vidų, į jo organizmą ir tiesiog nebus poveikio. Tai jau reikėtų stengtis, kad bent jau kelios valandos. Čia priklausomai nuo kiekvieno herbicido yra skirtingas laikotarpis, bet, sakyčiau, reikėtų stengtis, kad bent 2, 3, 4 valandos. Prieš lietų tikrai geriau nepurkš palaukti to lietaus ir jau nupurkšti po jo. Kaip išnaikinti vijoklinės piktžolės sukučius žydinčias baltais žiedais? Čia turbūt turime omeny dirvinis vijoklis, jo labai gražiai žydi. Varpelis. Varpelis tokiais, gramofonais anksti ryte, ypač labai gražu būna. Bet
ką galima padaryti? Tai irgi piktžolė, kuri turi ypač ilgas, giliai einančias šaknis ir šakniastiebius. Ir čia netgi nei paprastų ravėjimų, nei paprastų tuo kasimu. Jeigu dirvą galit jūs ją, kaip anksčiau, ne tai, kad anksčiau, žmonės kaimuose ar sodose, daržuose dirbdavo ne tik kastuvu, bet suardavo arkliukus, suardavo, apversdavo ir ją išjudindavo iš giliai. Tuomet galima tas šaknis visas iškelti į paviršių ir išrinkti tiesiog. Galbūt ir dabar kas nors naudoja tas mikro dirvos dirbimo priemonės mechanizacijos ir su jomis galima giliau tą dirvą visą išjudinti, apversti ir išrinkti tas šaknis. Arba irgi pabandyti panaudoti tą raundapą, glifosatą užtepti. Ar chemikalai prieš piktžolės nekenkia daržovėms, vaiskrūmiams ir žmogaus sveikatai? Čia viskas priklauso nuo to, kaip, kada ir kiek jūs jų naudojat tų chemikalų. Jeigu kalbėti apie herbicidus, tai labai svarbu atsižvelgti į normas rekomenduojamas jų neviršyti, nes prie kiekvieno to parduodamo herbicido yra instrukcija ir nurodyta tiksliai kiek to chemikalų naudoti, tiksliai kada jį naudoti. Ir tokiu atveju, kaip mes manome, kad bent jau esantis likę tie likučiai, jeigu ir lieka daržovėse, jie neviršė tų leistinų normų oficialiai esančių. Ir nėra taip jau iš tikrųjų labai kenksmingi ir pavojingi. Bet žinoma, galvojant apie tai, kad jų vis tiek lieka, nes tai, ką jau mes ten įdedame, tai ir išlieka kažkuriam tai laikui ir gali patekti ir į organizmą. Visi nuodai, nes tai yra nuodai, patenkantis į organizmą besikaupiantis, tai žinoma nieko gero neduoda. Ir šiaip auginant savam darže daržovės ar vaisius, ar ką jūs ruošiatės valgyti, tai geriausia nenaudoti cheminių jokių medžių. Kaip apsaugoti vaismedžius nuo varnėnų ir kitų paukščių? Čia jau toks sudėtingas klausimas. Čia sodininkams klausimas, bet irgi yra tokių atbaidančių priemonių. Tinklais, su garsais, su tinklais. Uždengia tinklais visus. Labiausiai, kad trešnės. Jo, kad trešnė nevilestų, vyšnės, trešnės. Labadiena, pernai pupose, kai nuėjome derlių, radau juodų vabaliukų ir kirmelyčių. Ką daryti, kad šiemet nepasikartotų tas pats? Ką rado neaišku. Matyti, čia yra tie, kurie pačias ankštyse pupelėse ir žirniuose yra vaisėdžiai ir jie. Be abejo, galima būtų panaudoti chemikalus, bet nepatarčiau, nebent nimazalį, kuris yra biologinis preparatas, bet jisai daugiau yra skirtas tiems kenkėjams naikinti, kurie atvirai gyvena, tarkim, ant kopūstų yra vikšrai, amarai, trypstai. O čia ir būna, kad ankštyse jau jie įsitaiso ir tenai. Šiaip tai rekomenduojama sėti kuo anksčiau, kad ir keisti darže vietą. Ta vadinama padaryti sėjomainą, nes jeigu toje pačioje visą laiką tuos pačius augalus sodini, tai ir tie patys parazitai visą laiką ir lieka toje pačioje vietoje. Jie ir laukia jų. Ar padeda morkų purškimas, laistymas žibalų apsisaugoti nuo kenkėjų? Padeda, čia anksčiau darydavo čia nuo morkinės musės, bet nelabai rekomenduočiau už tokio. Kodėl? Nežinau, man tas žibalas kažkaip tai... Žibalas pats jau jis nėra toksai kaip natūralus ir ekologiškas dalykas. Sveikuoliai, geria skiestą žibalą nuo daugybės ligų. Jo, anksčiau ir plaukus, sako... Aviacinį žibalą labai gerai išvalyta, tai yra priemonė. Šiaip tai yra tokios priemonės... Sakykime, alternatyvios tiems chemikalams, tai yra mineralinės įvairios alyvos, bet aišku, tik tai ne mašininės, bet pagamintos augalų pagrindų, ten ir mėtų, alyvos lavandų, ten įeina pušų ekstraktai. Ten. O morkose, sakykime, yra registruotas decis mega, mavrikas ir galima juos naudoti savo darže, tuos preparatus ir nupurkšti. O šiaip tai, sako, gerai morkas sodinti kartu su svogūnais, nes vieni augalai turi tokias, kaip sakyti, insekticidinės savybės, jų kvapas, morkų kvapas nepatinka svogūniniai musei, svogūniniai musei nepatinka morkų kvapas. Ir taip pat ekologiniuose daržuose būtent taip ir sodina, kad eilutė morkų, eilutė svogūnų ir taip apsaugo juos. Girdėjau, kad gerai pomidorus šiltnamyje purkšti pienu, nuo kokių ligų jis apsaugo. Čia daugiau yra profilaktinė priemonė nuo virusinių ligų ir purškiamas ne
ne grynas pienas, bet jį reikia skiesti. Būtent, kad litras pieno ir 9 litrai vandens ir dargi pridedama kalio permanganato keli grūdeliai ir tai yra priemonė nuo virusinių ligų. Labadiena, dar kartą trukdo Ana. Noriu priminti, kad jūs tikrai netrukdot, galite klausti tiek, kiek jums įdomu. Ir klausia, kaip išnaikinti liaudiškai vadinamas šunmėtes. Piktžolės. Jo, šunmėtės, tai vėl lygiai tą patį galima pasakyti, ką ir apie anksčiau minėtas ar arkliarūgštės, ar dirvinis Tai vis tik arkliarūgštės ar arkliarūgštinės? Arkliarūgštės. Tai aš buvau. Ir apie šunmėtes ar laukinės mėtas, kaip iš tikrųjų jos vadinasi, sudėtinga ta pati problema yra. Jos turi labai daug, labai giliai einančių šakniastiebių, kurie dažniausiai pasilieka paprastai ravint. Vėlgi, arba reikėtų labai giliai sukasti ar sukultivuoti ar suarti tą dirvą ir išrinkti visas šaknis ir šakniastiebius iki mažiausių, arba naudoti herbicidą, glifosatą, Roundupą ar kurį nors kitą. Žiūrint kokioje vietoje, ką jūs ten galite leisti savo naudoti, ar tai yra pieva, ar dirbama dirba, ar kas metai jinai yra dirbama, ar ten daugiamečių augalai auga. Kaip panaikinti rudeninę žolę? Niekaip nepavyksta, jau keli metai nieko nepadarau. Tik nuraviu daržą ir po savaitės vėl yra. O kas turėtų omeny rudeninę žolę, nepaaiškinta. Jeigu turint omeny tą vadinamą amerikonką arba galinsogą, apie kurią čia anksčiau kalbėjau, nes rudenį būna, kad tikrai daržai ištuštėja, tačiau lieka vien tik tai tos galinsogos kilimas. Dėl to, kad kai pradedamas nuimti derlius, sakysim, svogūnai ar morkos ankstyvesni išraunami, lieka tuščia erdvė ir jinai tuščia nebūna. O galinsogos jos yra labai vislios, jų sėklų labai daug lieka dirbo ir jos dygsta visą sezoną. Todėl ir dažnai pasidengia tuo kilimu. O tai, kad ją kažkaip kitaip galima išnaikinti, tikrai ne, ją reikia tiesiog dažnai ravėti, kaip čia buvo anksčiau minėta, kai tik sudygsta ir vėl rauti, nes jeigu jūs ją paliekate tam žydėjimui, tai kas metai tik tai dauginat jų sėklų kiekį dirba ir kiekvieną rudenį ar pavasarį bus vis tankesnis tas kilimas. Norėčiau paklausti, ar galima kovoti prieš ligas ekologiškai be chemijos, ar tai įmanoma? Įmanoma, aišku, yra tos alternatyvios priemonės cheminiams preparatams. Pirmiausia, kad turėtų būti gera priežiūra tų augalų, o po to yra įvairūs fungicidiniai tai augalai. Tarkim, buvo ir praeitose laidose klausimas, kaip šiltnamį paruošti kitam sezonui arba pagerinti tą dirvą, kad kuo mažiau liktų patogenų toje dirvoje peržiemotų. Tai būtent yra tokie augalai, kurie pasižymi fitocidinėmis savybėmis. Vien iš jų tai yra ypatingai baltoji garstyčia, rapsas yra labai gerai sėti. Tagėtės, tarp kitko, vienintelis augalas, kuris atbaido ir nematodas, yra labai tokie aršus parazitai, kurie gali užkrėsti mūsų šiltnamį ilgiems metams. Ir po to yra daromas įvairios ištraukos tų augalų. Kaip Danguolė minėjo, čia dar aibė tų piktžolių, bet yra atsiuklės ir dilgėlės, varnalėšų lapai. Tai prie to paties dar klausia, kaip pasigaminti tirpalą nuo kenkėjų iš svogūnų lukštų. Irgi yra svogūnų lukštai. Šiaip yra tie visi augaliniai preparatai, jų gaminimo būdas nėra labai sudėtingas, bet nėra ir labai paprastas. Vienas dalykas, reikia turėti nemažai tos žaliavos. Ir dažnai būna nurodoma 200-300 gramų sausos medžiagos arba netgi 2-3 kilogramai tos žalios medžiagos. Ja reikia pirmiausiai pririnkti. Po to paprastai užpilama arba karštų vandeniu, arba pavirinama apie pusę valandos, paliekama, atvėsta, nukošiama ir turimas toks kaip ir ekstraktas. Ir po to jau yra skiedžiamas iki tam tikrų santykių su paprastu vandeniu. Dar pridedama, labai rekomenduoja pridėti muilą. Yra specialus... Ūkiškas. Yra ir specialus toksai muilas, apsaugai tinkantis, tai yra Ringuvo žaliasis kalio muilas. Jį galima naudoti ir vieną, bet galima naudoti kartu su tom pagamintom ištraukomis. Bet teptukų nereikia? Ne, reikia purkšti. Augalus reikia purkšti ypatingai nuo kenkėjų dažnokai, kartais savaitę, gali būti netgi kas 5 dienas purkšti. Bet reikia turėti dar ir laiko ir noro prisiruošti tą žaliavą.
Aš prisimenu iš vaikystės, tai dabar supratau, iškiek kaimuose daržai tokie būdavo labai man gražus. Kažkokios tokios augalai vienoj ir kitoj daržo pusėje. Aš galvodavau, kodėl jie pasodinti. Tai reiškia, jau žmonės žinojo iš seniau, kad galima tam tikrus augalus, gėlės susodinus, jie apsaugos nuo kenkėjų, ar ne? Taip, taip yra. Tokios kaip į ramunes panašios spalvotos gražios gėlės ant aukštų stiebų. Visada būdavo daržuose, kur nepasižiūrės. Mums apie kosmėją, linelius taip vadinasi. Galbūt, nežinau kaip vadinasi. Aš įsivaizduodavau, kad žmonės, kodėl jie vieni nuo kitų nusižiūri ir tos pačius sodina, bet matyt, kad tai buvo priemonė apsaugoti. Ta tokia augalų kaiminystė, jinai yra gera. Ir būtent, kada yra tokia įvairovė tų augalų, jie vienas kitam ir padeda ir vaizdas yra daug gražesnis. O kenkėjai, nenorisi jų tų visų gamtos tvarinių vadinti kenkėjais, bet jie būtent, kada yra mūsų išpuoselėtas vienoj vietoje visą laiką augantis, tie patys augalai, didelis, sakykime, svagūnų ar morkų, tas pasėlis, ir atsiranda tada jau noras kitiems organizmams ten įsibujoti. Augalus graužia žali, gražus vikšreliai, kieno tai lervos ir kaip jais atsikratyti. Čia dažniausiai yra draugių lervos vikšrai, reiškia draugių lervos visi vadinami vikšrais ir jie griaužia. Galima naudoti ir chemikalus, galima naudoti būtent... Svagūno su muilu. Galima naudoti. Ne, šiaip tai iš svagūnų yra ruošiami augalai, reiškia ta priemonė, jinai daugiau prieš čiulpenčiuosius. O čiulpentieji tai pas mus yra amarai, tripsai, erkės. O kur pomidorus puola tokie maži, beveik permatomi vabaliukai, tai čia yra ar kažkas panašaus į ją? Jo, amarai, čia yra amarai. O kaip nuo jų apsisaugoti? Lygiai taip pat galima. Pirmiausia, reikia mechaniškai. Ką reiškia? Jeigu jūs aptikote ant to pomidoro lapo pirmas amarų kolonijas, tai yra geriausia nuskinti tuos lapus ir pašalinti, sunaikinti su tais visais amarais. Jeigu tas negels, tai pamatėte, kad visgi yra daugiau tų amarų, tada aš rekomenduočiau biologinį preparatą, jis nieko nebereikia jums pačiam ruošti, tik tai įsigyti ir 0,5% koncentracijos tirpalą, tai yra kalbu apie nimazalę. Nimazalės. Mes pavadinimus vėliau parašysim atsakant į klausimus, tai jūs nebijokite, jeigu neišgirdote, pavadinimai visi bus toje svetainėje, kurią minėjau, Senjoras LT. Kol kas jis yra vienintelis tas preparatas registruotas Lietuvoje, galėtų būti jų ir daugiau. Pavyzdžiui, yra bakterijos Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis. Šitų bakterijų pagrindų yra pasaulyje beveik 500 preparatų pagaminta. Būtent prieš visokius vikšrus, griaužiančius kenkėjus labai efektyvus. O iš Utenos bibliotekos turime klausimą, kad jau 2 metai šiltnamyje dar žalius pomidorų vaisius graužia į kopūstinius kirminus panašus padarai. Kas tai? Čia ko gero yra pelėdgalvio lervos vikšrai, pelėdgalvio. Jie dažniausiai, pelėdgalviai tai yra naktiniai drugeliai, kaip ir kandžių drugeliai, jie skraido naktimis, būtent įskrenda, reiškia, per atviras vis tiek atsiranda ertmė, kur patekti į šiltnamį. Šiltnamį visada yra gerai, šilta ir padeda kiaušinius ir išsirita vikšriukai ir pradeda griaužti. Reiškia, jų ten yra tokia populiacija jau pasidariusi, jeigu jau 2 metai negali susitvarkyti. Irgi dienos metu galėtų nupuršti, bet neturi laiko. Nėra, kadangi jų nėra tada, jie dienos metu neskraido. Dar klausia, kaip išnaikinti varputį, žliugę ir kaip kovoti su krienais. Čia 3 klausimus sudėjau į vietą. Krienai. Na jo, žliugė tai aišku yra vienmetis augalas ir reikėtų tiesiog paprasčiausiai dažnai ravinti yra išnaikinamas arba dažnai purenant dirvą išnaikinamas. Galima aišku dar, žiūrint kokius jūs daržovės ar braškės ar kažką auginate, galima dar
vienmetės piktžolės naikinti ar stabdyti jų daigelių dygimą, mulčiuojant dirvą. Čia nebuvo paminėta, galima mulčiuoti, tai yra padengti dirvos paviršių, sakysim, durpių 5-10 cm sluoksnį, aišku, kuo storesnis, tuo geriau, tuo mažiau daigelių piktžolių pro jį išlys į paviršių. Taip, galima taip pat tą patį daryti. Kaip? Plėvelė. Galima plėvelė, bet plėvelė dengiant gali atsirasti problemų su laistymu. Pro plėvelę nepateks į vidų. O pro agro plėvelę patenka? Pro agro patenka. Bet galima naudoti, pavyzdžiui, nupjautą veją, dabar daug kas turi tas vejas, dažnai pjauna. Ta nupjautą veją irgi paskleisti ant lysvių. Ta žolė nupjauta. Paskui labai paruduoja bjauriai. Na, bet tai nieko nekenkia niekam. O tas ar ruda, ar žalia, jinai vis tiek uždengia paviršių ir neleidžia išdygti piktžolėm. Arba susmulkinti šiaudai, lygiai tą patį galima padaryti. Visas tai, kuo uždengi paviršių, uždengi tą dirvą, neleidžia išdygti. Jeigu ta dirva yra atvira, piktžolės dygsta. Jeigu jinai uždengta, jos tiesiog neišdygsta. Tai čia yra kovojant su vienmetėm piktžolėm, o su tom daugiametėm, kaip ten čia minėta, krienai buvo. Taip, krienai. Krienai, tai vėlgi lygiai tą patį galiu pasakyti. Arba tiesiog gerai sukultivuoti, išarti, apversti tą dirvą, arba naudoti glifosatą. O vat ta plėvelė agro, čia turbūt klausimas, ponė Elenai, dėl kaip kirmija morkos. Vat aš girdėjau, kad galima užkamšyti gerai tą agro plėvelę, tarkim, kaip pasodinus. Ar tai padeda? Padeda. Ta agro plėvelė yra naudojama ir morkom pridengti, ir kopūstams pridengti nuo tų kenkėjų, kurie, reiškia, gali užskristi ir griaužti. Bet tik tai nereikia pamiršti vieno dalyko. Ir yra tokių atvejų buvę, kada, reiškia, kopūstų daiginas buvo paruoštas toje pačioje vietoje kaip ir pernai ir pridengtas su agro plėvelė tam, kad ir greičiau sudygtų tie kopūstų daigai, bet tuo pačiu mes ir pridengėme visas spragės, kurios ten gerai peržiemojo, ir tos spragės gerai nušienavo tos kopūstų daigus. Taip kad pirmiausia, sėjomainą. Nepamirškite sėjomainos, kad keisti tiek kopūstų. O morkas labai netgi rekomenduočiau, jos ir anksčiau sudygsta, ir anksčiau bus, reiškia, šakniavaisiai užaugs ir negriauš jų tą morkinę musę. O jeigu mes šiais metais nespėjom, tarkim, gerai uždengti, ar yra gal kažkokių preparatų, ar kažko palaistyti būtų galima morkas nuo tų būtent? Mes ir atsakinėjom, tai yra dėcis mėga, galima naudoti mavriką arba, kaip ponia sakė, žybalų laistyti, bet kažkaip neberekomenduojama. Gavom 2 klausimus ne į temą, bet gal jūs žinosit iš patirties, ar galima šiltnamyje arbūzus užauginti, ar prinoksti ir milijonus? Praėjusią kartą kalbėjau, kad galima. Ir dar klausia, jeigu sako, kad agurkų, jeigu nepradėjai laistyti šiltnamyje, tai jų ir nereikės laistyti, o jau jeigu pradėjai, tai jie reikalaus vandens. Čia gal laukia yra. Šiltnamį aš neįsivaizduoju, kaip jūs agurkus užauginsite nelaistydami. Jokių būdų, neeksperimentuokit. Laukia tai yra tokia nuomonė, kad geriau gal, kaip ir svogūnus, geriau nelaistyti, kad augtų taip, kaip natūraliai, kiek gauna tos drėgmės. Girdėjau, kad yra chemikalai šakės, kuriais galima dezinfekuoti šiltnamį, kas tai? Šaškės, ne šakės. Parašyta šakės? Gal tik tai, kad klaida. Tai yra sieros šaškės vadinamos, kurios dūmina ir dezinfekuoja šiltnamius. Šiltnamio sutvarkymas yra rimtas dalykas ir reikia tikrai nepamiršti, baigiant vegetacijai, kad rudenį reikia sutvarkyti tos šiltnamius, kad kuo mažiau turėti problemų ateičiai, kitais metais. O geriausia tą šiltnamį, jei pasiruošti naujam sezonui, tai geriausia ar dar rudenį pradėti jau kažkokių priemonių? Rudenį. Tai ir tas šaškės, tas yra, tarkim, jeigu kai degina žmonės, tai geriau rudenį naudoti? Galime rudenį, galime ir pavasarį, jeigu jūsų dar šiltnamis nėra užimtas ir yra uždengtas. Dar vieną dalyką reikia prisiminti, kad degindami sierą turi būti šiltnamis gerai uždarytas, nes sieros dūmai, jeigu šalia, jeigu augantis kokie nors dekoratyviniai augalai, gali juos nudeginti. Supratau. Tai va. Kokiu metu geriausia purkšti bordo, ryte ar vakare? Tik tai ryte. Ir geriausia... Viską ryte geriau daryti. Į vakarą netgi laistyti nepatartina šiltnamiuose, nes pasilieka tada didelė drėgmė ir gali iššaukti nereikalingų paskui problemų, kokių nors puvinių. O vakare irgi saulė leidžiantis nėra ko jos purkšti. Iki saulės laidos geriau laukia padaryti. Visi dažniausiai susiduria su Kolorado vabalais. Tai ar tas pats bordo etapas?
Bet ką galima naudoti būtent nupurškiant? Be rinkimo, nes ne visi turime laiko. Ko gero, bulvininkai, kurie bulvės augina, žmonės gali naudoti tą patį decismegą, gali naudoti, man atrodo, aktarą yra registruotas, reiškia, nuo Kolorado vabalų. Šitos reikia naudoti preparatus. Nes jei nebus bet reikia tada purkšti būtent kada yra lervos, o ne patys vabalai. Patys vabalai tai yra labai atsparus, nes jie turi storą chitininę dangą ir visi insekticidai, kuriuos naudoja. Insekticidai tai yra priemonės nuo kenkėjų. Ir visi insekticidai yra naudojami tada, kada yra lervos jautriausios jiems, o ne suaugėliai. Turim labai juokingą klausimą. Labai gerai. Pasadinome šiltnamį pomidorus ir jų neliko. Kažkas nugraužė visus stiebus. Kieno tai darbas ir kaip apsisaugoti? O tai gali būti ir kurklis. O kiek laiko buvo neužėta į šiltnamį, jeigu suspėjo nugraužti stiebus? Aš žinokit, jisai per naktį gali tą dalyką padaryti. Jis netgi pagraužė ir įtempė į urvelę. Į vidų? Jo. Ir nelieka, ateini, nieko nėra. O gali būti paukščiai išrankioti. Būna ir tokių atvejų. O pasakėm, kaip kovoti su tuo nežinomu. Su kurkliais, ar ne? Tie, kurie tai turbūt reikia kurmį įsigyti, kad jis gaudytų kurklius. Kurkliai, tarp kitko, radau, kad kurkliai ko nemėgsta. Nemėgsta kai kurių augalų kvapo, chrizantemų kvapo nemėgsta. Chrizantemų? Taip. O tai žalios alksnių šakelės yra, reiškia, kas metrą subadytos, bet jeigu jos nuvysta, vėl reikia naujom šviežiom šakelėm. Silkių kvapų visokių nepatinka. O tai kas su pasai silkė tada daryti? Pakasa buvo augalas. Na tokį, žinai, padarai silkinį daržą. Taip, bet geriausia vis tiek ieškoti tų urvelių, jau ten takųjų kažkokių. Kurkliai, tarp kitko, kurklius galima suvilioti į tam tikrą tokiais kaip ir spastus jiems padaryti rugpjūčio mėnesio pabaigoje, rugsėjo pradžioje. Tarp kitko ir dabar net ne vėlų, birželio mėnesio pradžioje, kaip tik šitas laikas yra labai geras. Gegužės pabaiga, birželio pradžia, kurkliai eina ruošti lizdus, dėti kiaušinius. Lizdus jie ruošia žemės paviršiuje, tarp kitko galima pamatyti, jie būna šiek tiek pakilę virš žemės, kadangi, kad mažas sluoksnis žemės, kad iššiltų saulė, kad gautų šilumos ir išsiperėtų tie kiaušinukai. Jūs galite darže sudėlioti mėšlo gabaliukus ir būtent kurkliai eis ten ruošti lizdus. Ir paskui tik tai tas atžymėtas vietas, pamatai tą lizdą sudėtą, atkasiai, sunaikinai viskas. Tarp kitko, kurklių šitos kiaušinius labai mėgsta paukščiai, bet yra problema. Arba tu leisi vištas į savo daržą, jeigu turi, arba neleisi, jos labai iškapsto. Bet, o kaip sunaikinti tuos lizdus? Tarkime, aš susižymiu kelias vietas daržė, nes girdėjau labai jos... Sutraiškai, sudegini. Tai, nes vis tiek tie kiaušinėliai gal pakankamai tokie atsparesni, ar ne? Jų kiaušiniai yra šiek tiek didesni už skrusdėlių kiaušinius. Tokie patys balti, tokie pailgi, bet stambesni yra. Po to, o kaip minėjau, rugpjūčio mėnesio pabaigoje, rugsėjo pradžioje, darže, jeigu tikrai labai daug tokių kurklių turite, darže iškasti 0,5 metro maždaug duobę, metro pločio, pridėti arklio mėšlo, labai mėgsta arklio mėšlo, šiaudų, tai visi jūsų iš daržo kurkliai čia sueis žiemoti. Jūs tą vietą pažymėkite, o kada būna šalčiai dideli, jūs tą vietą pasistengkite atkasti ir jis nuo šalčio visi žūsta. O šiaip kurklys natūraliai žiemoja, jeigu jūs neparuošite tokios geros jiems vietos žiemojimui, 2 metrų gilyje. 2 metrų? Taip, kad tai čia net kas ir net prisikas iki jo. Tai jeigu jūs duobę paruošit, jūs tikrai juos surasite. Bet sakau, natūraliai jie žiemoja labai giliai, iki 2 metrų. Taip, kad jokia žiema jiems nepavojinga. O jie kaip kurmiai iš visų daržų sueis, ar tik tai iš kažkokios tam tikros vietos? Tikriausiai iš jūsų ploto. Jeigu jūsų plotas sodyba labai didžiulė, jums teks ruošti kelias duobes. Tokius kaip masalas. Noriu priminti, kad jūs galite pasakyti išvadas. Na, kažkokius po kelis patarimus, mūsų transliacija eina į pabaigą, po kelis patarimus, ką reikėtų atsiminti apie piktžoles ir apie kenkėjus. Na, tai taip, apie piktžoles, kas dabar būtų svarbiausia atsiminti? Jeigu jūs norite auginti savo daržoves ar vaisius ekologiškai, nenaudoti jokių cheminių preparatų,
Tai svarbiausias dalykas yra nuolat tą žemę judinti po truputėlį, kad piktžolės nesugebėtų įsitvirtinti ir augti. Kai jūs tik ką nors pasėjate, pasodinate, praeina porą savaičių, pamatote, kad piktžolių daigeliai jau pradeda paviršiuje rodytis, paimate ir papurenate. Ir tie mažučiai daigeliukai, jie nuo to purenimo, jie gali daugumą jų žūti, nes jie yra per silpni dar išlikti. Aš atsiprašau, tiesiog natūraliai. Yra toks kauptukas vadinamas, yra nagų visokių, kokiu geriausiai papurenti? Čia kaip kam geriausiai žinoma su kauptuku, kur yra nageliai. Su nageliais, kai yra toks kauptukas. Tiesiog tą visą dirvą paviršiuje sujudinti. Ir tie mažučiai daigeliukai, jie išvirsta ir jie žūna. Čia jeigu dygsta tos vienmetės piktžolės. Jeigu jau jūsų darže ar sode yra įsiveisę daugiamečių piktžolių, tos, kurios turi ilgus šakniastiebius, kai kurių jų irgi gali net iki 2 metrų siekti gylio, tuomet jau reikia bent jau kas rudenį prie žiemą, nuėmus visą derlių, gerai tą giliai dirvą įdirbti, suarti ją, apversti. Ir tokiu būdu daugiametės piktžolės nemėgsta judinamos dirbamos dirvos. Jos tiesiog neprisitaiko, jos neišlieka. Bet jeigu jūs dirvos ilgai nejudinat, jos labai gerai tarpsta. Tai čia norint auginti ekologiškai. Žinoma, galima dar naudoti tuos minėtus mulčius, uždengti paviršių irgi mažina dygimą piktžolių. Jeigu naudojat cheminius preparatus, yra labai svarbu labai tiksliai įsiskaityti instrukciją ir labai tiksliai ją vykdyti. Čia dėl savo sveikatos, dėl daržovių sveikatos ir nekenksmingumo ir norint išlaikyti sveikus aplinkinius augalus. Tai gal ir tiek būtų. Nu, ką aš pasakyčiau tiek, jeigu jau jums sunku dalinti savo derliumi su tais mažais vadinamais parazitais, kągi, reikia dažniau stebėti tuos augalus, įvertinti jų būklę ir jeigu jau aptikote tos nekadėjus, kurie jūs blogą darbą daro, apvalgo, sumažina jūsų derlių, kągi, reikia tada kažkaip tai su jais kovoti ir, kaip minėjom, yra ir cheminis būdas, yra alternatyvios įvairios priemonės, kurios paremtos būtent augaliniais preparatais, panaudoti juos. Bet visumoje nereikia labai pergyventi. Jeigu, sakykime, vienais metais kažkas tai nepasiseka, tai tegul ta nesėkmė būna jums gera pamoka ateičiai. Ir viskas. Mes dėkojame visiems, kurie buvo su mumis. Iš tiesų, jūsų tikriausiai žymiai šiandien daugiau, nes klausimų gavom labai daug ir pasistengsim ir turbūt atsakysim į daugumą svarbių klausimų. Noriu priminti, kad kita transliacija po savaitės antradienį, gegužės 25 dieną tuo pačiu laiku ir bus kalbama apie obelų ir braškių auginimo ypatumus, veisles, formavimą, tręšimą ir taip toliau. Skatinu jūsų dar neišsiskirstyti, pasikalbėti bibliotekoje, išgerti arbatos, aptarti temą. O šiaip naršykite internete, naršykite svetainėje e-senjoras, tai yra tiesiog įdomu. Iki kitų susitikimų. Esu geras. Ko tu tėvupį terši? Čia laiškas anūkui Londonan, kyba pablūdai. Taigi einam geriau bibliotekan, pasiskaipinsime į su tavo anūkui su mano žintu. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažangai. Ko tu ti darai? Damoju, kas nauja į Lietuvos? Nemadernu. Einam geriau bibliotekan. Tinai per internetų visas naujienas pamatysim. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažangai. Nu, į kiek čia žmonių pravažiuoja per dieną? Ką laikas vienas? Einam bibliotekan. Tinai per internetų darbą padabosi. Į tavo skelbimų daugiau žmonių pamatys. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Bibliotekos pažangai. Ko tu tėvupį terši? Čia laiškas anūkui Londonan, kyba pablūdai. Taigi einam geriau bibliotekan, pasiskaipinsime į su tavo anūkui su mano žintu. Naudokitės nemokamu internetu Lietuvos bibliotekose. Thank you.